Sveiki, kviečiu Jūs pasižiūrėti dar vieną vaizdo įrašą iš Libre Lures masalų pristatymo serijos. Mano vardas Hubertas, o šiandien aptarsime dar vieną masalą iš Buzz serijos. Kviečiu žiūrėti. Mūsų YouTube kanale jau galėjote pamatyti tokius vaizdo įrašus kaip Buzz serijas, kuriuose trumpai aptarėme visus Buzz serijos modelius. Jūs jau tikriausiai matėte Buzz Crazy Twisted Worm ir Slimptinės Worm masalus. Šiandienos laidos herojus bus Buzz Fat Stick Worm. Buzz Fat Stick Worm rasite štai tokiuose pakuotėse. Čia turime 8 mūsų masalus. Galinėje pusėje pateikta informacija apie tai, iš ko jie pagaminti. Ir jūs turite pamatyti šią neįtikėtinai tvirtą medžiagą su druskos priedu. Akrilo aromatas dar labiau padidina šių masalų efektyvumą, kuo tikrai įsitikinsite gaudydami tikrai vangius plėšrūnus, tokius kaip sterkai, ešeriai, dideli upėtakiai, šlakiai, lašišos ar net lydekos. Boso riebalų lazdelės kirminas. Pažvelkime į jo sandarą. Visų pirma, jis primena didelį slieką, ką galime pastebėti net smulkiausiose detalėse, matomose per visą jo kūno ilgį. Neįtikėtinai aiškiai išryškintos vagelės leidžia mums suteikti jam puikų judesį ir svarbiausia, efektyvų net pačiu švelniausiu meškerės mostu. Kitas dalykas yra tas, kad turime puikiai atkartotą vagelę, kuri tuo pačiu nurodo, kur šioje masale verta įverti kabliuką, ir turime specialų palengvinimą skirtą offsetiniams kabliukams, ką vėliau jums parodysime, kai jau demonstruosime šio masalo vedimą vandenyje. Buzz Fat Stick Worm šiuo metu yra 12 žvejyboje patikrintų spalvų, o kai kurios iš jų turi būtent tokį blizgučių priedą. Tai dar labiau padidina šių masalų efektyvumą, dėl ko turėsite įsitikinti patys savo žvejybos vietose. Prieš jūs Fat Stick su Jig galvute pačių pagrindinių masalo paruošimo būdų. Kaip matome, kabliukas gražiai išlenda ten, kur tam yra numatyta vieta. Žinoma, galime naudoti didesnius ar mažesnius kabliukus, bet rekomenduojame būtent tokio dydžio. Pažiūrėkime, kaip šis masalas elgiasi vandenyje. Kaip smagiai jį galima vesti džiguojant. Kitas metodas, kuris tikrai pasiteisins pristatant Buzz Fat Stick Worm, yra paprasta čeburaška su įprastu kabliuku. Taip pat galime pridėti offsetinį kabliuką. Kaip jau minėjau, tuomet panaudokime tą specialų įpjovimą, nors ne visada to reikia. Čeburaška turi dar vieną privalumą, ypač jei ji yra iš volframo, su tokiu masalu galime efektyviai pabaksnuoti masalą į dugną, o dėl to papildomas dirgiklis gali suvilioti ne vieną plėšrūną užpulti mūsų masalą. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo vandenyje. Trečiasis metodas, kurį šiandien noriu jums parodyti, yra jigrik su offsetiniu kabliuku. Ir čia turiu jums gerą patarimą. Jeigu nerimaujate, kad masalas gali nuslysti nuo kabliuko, galite perverti kabliuko smaigalį per gabalėlį masalo medžiagos. Tuomet nereikės jaudintis, kad masalas užkibs už kliūties, o dėl to, kad jis labai minkštas, plėšriai žuviai užpuolus, masalas lengvai susilenks ir taip efektyviai užkirsime žuvį. Pažiūrėkime dabar, kaip toks rinkinys atrodo vandenyje.
Tai buvo 3 pačios pagrindinės, bet tuo pačiu mūsų nuomonė nepaprastai veiksmingos Buzz Fast Stick Warm masalo užverimo ir pateikimo technikos. Turime dar paminėti 4. būdą, kurį šiuo atveju būtų sunku parodyti šiame akvariume. Būtent reikia prisiminti apie drop shot metodą, kai masalą užkabiname tiesiog už patį galiuką. Nuleidžiame svarelį ant dugno ir tada švelniais meškerės judesiais galime efektyviai pravesti Buzz Fast Stick Warm masalą. Ypač rudens žiemos laikotarpiu tai bus tikras ginklas prieš tingius sterkus ar didelius ešerius. O efektyvią šio masalo prezentaciją drop shot būdu pasieksime būtent dėl to, kad jis pagamintas iš plūdrios medžiagos. Tai būtų tiek šiame vaizdo įraše, kuriame jums pristačiau Buzz Fast Stick Warm masalą. Tikiuosi, kad jums patiko ir kad pamatėte įdomų šio masalo veikimą. Jei taip, būtinai palikite patiktuką, prenumeratą ir komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Mums tai būtų labai malonu. Asmeniškai dar kviečiu jūs užsukti į mūsų TikTok paskyrą, kurioje rodau ne tik mūsų masalų veikimą, bet ir jų efektyvumą prie vandens. Taip pat kviečiu apsilankyti mūsų Facebook ir Instagram paskyrose. Ten informuojame apie visus naujus produktus. Sekite mus ten nuolat, nes ruošiame jums daug tikrai puikių naujienų, tad negalite to praleisti. O jei jums reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus, būtinai apsilankykite mūsų svetainėje www.libralures.com. Ten rasite mūsų naujausią katalogą, kuriame pristatome ne tik naujienas, bet ir pateikiame visų modelių aprašymus, kaip juos galima paruošti, kokiais kabliukais ir kokiais svareliais naudoti. Tai tikrai solidi žinių dozė, jei jums to reikia. Iki pasimatymo kituose įrašuose.